po 30 valandų kelio pagaliau esame Ispanijoje For Riders bike parke. Šis bike parkas yra pamėgtas ne tik vietinių, bet ir visos Europos, tai yra visą sezoną veikiantis bike parkas. Klaidų daryti negaliu, raktikulius nėra iki pat galo sugijęs, vienas kirtimas bus didelių problemų. Todėl reikia saugiai važiuoti, stengtis nekristi ir viskas. Parodysiu, kaip atrodo visas parkas, trasos ir ar verta čia atvykti. Gepukas, va, yra truputėlį, yra reikalų. Baigtų, bet tai kaip kokie dydžiasi čia, tu pažiūrėk. Mano raktikulis jau nesidžiaugia visiškai, prasme. Pirmieji vaizdeliai tokie džiuginantis, laimės daug, iki kulnų, bet tikėtis reikia geriausio. Oi, kebra. Varom varyti. Ačiū, tėti, už bilietą. Paskutinis šuolis didžiausias. Labai didelis. Pažiūrėk. Tu pažiūrėk. Kokio dydžio. Tiesiai į saulę. Reiktų palaukti, kol pakils labiau saulė, nes dabar šiuo metu tikrai būtų sudėtinga šokti tiesiai į saulę visiškai nematant nieko. Apatinė dalis yra 3 lygių. Lengviausia, vidutinė ir šita sunkiausia. Varom ruoštis. Nedidelė chill zona, maistelis, mini shopas. Viskas, ko reikia, yra nuominiai dviračiai, Comencalis, bike parko rėmėjas. Taip pat čia treniruojasi Comencalio komanda Ispanijos. Gali ir išvysti tokių dalių, kurių dar rinkoje nėra ir yra testuojama. 3 mūsų keltuvai, bilietų parduodama tiek, kiek yra vietų, todėl geriau yra iš anksto nusipirkti bilietus, internetu užsisakyti savo vietą, 3-5 euriukai ir 10 eurų dar papildomai, jeigu nori pietų. Iš 3 burgerių skirtingų gali pasirinkti, bulvės, burgeris, vanduo ar kitoks gėrimas. Gracias. Kalniuksas toks va. Gracias. Užkilus, viskas paprasta, yra 2 pusės. Viena yra sendit, raudona trasa, jumplinas, į kitą pusę yra mėlyna DH-as tenai. Tai 2 pusės, tėvukas šokantis. Mes pradėsim nuo anos pusės, apšilti raumenukus. Raktikulio bandymas įvyks štai čia. Tėvukas praves. Ne tik Comencalio remiamas šitas parkas, bet ir visų mūsų, visi su klešais. Išskyrus vieną išdaviką, tai yra Canyonas, Elgiukas. Išsiskiria į 3 lainus. Ir čia į mėlyną pasukom. Ten dar buvo dešiniau kitos 2 trasos. Greičio belekiek. Bet purto tai tikrai per kietą dviratį pasidaręs. Paskutinė parko dalis. Išsiskiria po dešinę didysis lainas apatinis jau. O čia truputėlį, va čia lengviausia dešinė ir šita vidutinio dydžio šuoliukai, dropas. Šitas dropas visai nėra toks mažas. Didžiuliai darmai, smagus. Smagus džampukas ir paskutinis posūkis. Trasos tikrai nėra labai ilgos, bet smagios. Jis tokius etapo labai abejoju. Kietas dviratis kaip akmuo. No.
Važiuosi, gal tu pirmas, ten geriau žinai. Paminkštinau biškį dviratuką, tikiuos maloniau važiuosis. Ir pasukom į raudoną trasą dabar. Čia dešiniau būtų buvę juoda, o dabar raudona. Ui, nežinau kur važiuoti. Tikrai greičio negaliu palaikyti didelio. Opa, drapukas malonus. Aukščiau reikėjo važiuoti. Ui. Bet smagiai, norėčiau aš dar čia visai pavažiuoti. Paruoš. Taip, lengviausia trasytė antroj daly. Tai čia būtų kairiau ir dešiniau. Snake. Opcija. Bermai o šitai. Didžiulis bermas. Bangelės. Čia gal net ir šokt būtų galima. Up. Nu nieko visai. Važiuojam senditą trakinėti. Raktikaulis nelabai laimingas, petys jaučias, bet kito varianto nebėra, nevarai tu? Jo? Nu, okei. Dabar, važiuot? Jau? Didžiuliai berniukai purtasi. Smagiai. Drop. Big jump. Another one. Yep. Smooth. Yep. Yes. Perfect. Tobula. Vakarėje. Oi, vakarėje. Biškį pasistumt reikia, jeigu nori važiuoti po dešinę, didįjį lainą. Eilinį kartą baig parke stumdyti dviratį. Ai. Nesušaltum, kitaip šalta būtų. Jeigu nestumdytum dviračio, tai čia sporto nėra realiai. Arba minikas, arba nesportas. Šokam gal kokį rapuką bent jau. Daug, nepatinka jau man. Čia dabar tiesiai tą didesnę būtų? Nu, dešiniausia. O kas ten yra? Iš karto? Dropas, bet ant toksai panašus kaip tas kitoj, tik tai ilgesnis ir... Dar ilgesnis? Tai reikia daugiau greičio. Nu, reikia pažiūrėti. Follow, nu. Jo, nu follow, čia visai baisoka. Dropukas, nu reikia pažiūrėti. Jis gal nėra baisus iš tikrųjų. Ten panašiai.
Bet šitas džampas, man atrodo, labai baisiai. Pažiūrėkit, kokio dydžio. Eik tu savo. Mačiau, tėvukas šoko su Algiu, su savo to raktikauliu, hebra, žinokit, tikrai bijau. Šitas nieko. O, nu ir šitie. Ai, tu savo, kaip baisiai atrodo. Ar aš tikrai noriu bandyti? Ar jūs tikrai norit pamatyti, kaip aš bandau? Hebra. Ui. Toks pagal dviratį šiaip neatrodo, kad aukštai didelis būtų kikeris, bet dar žemai važiuoja, tai čia... Ai, kaip po 4 mėnesio raktikaulio lūžio. Ne, dropo neėmiau, kažkaip, galvoju, nebandysiu, nepasižiūrėjęs. Biškai toks toliau. O kaip jum? Aš dropą išsakėm. Ai, o tėvukas dar vieno, ar ne? Bet mes taip po dropą, tai biškai labiau spicy padaryti po metų. Spicy? Toks pisnis įleidž, kikeris didelis. Ei, savo. Nu, aš pačiau sustojęs prie dropo, kaip jūs iššokot į viršų, tai galvoju, čia tikrai, tipo, va, taip reikės. O prieš tą dropą jūs ten mynėt, nemynėt? O reikėjo, ar ne? Nelabai suprantu, ką čia kur kaip daryti. Kiek ten tam dropui reikia, bet... Supruoti, čia atvažiuoji, nereikia kažkaip stengtis labai. Nereikia stengtis? Gali ten paminti, tai tikrai taršas. Jesus. Look at that. Wow. Nice. Tėvukas jau prarakinėja. Kažkokį mini keisiuką girdėjau, bet kažką ir gražaus to pačiu. Kaip tau? Tai vieną plius, bet to dar nešoka. Bet anas tai iš galo atrodo, kur po dropo labai ten į orą iššoks. Bijau baisiai iš tikrųjų, nemeluosiu. Nežinau, ar reikia. Važiuojam? Labai smagiai, yes. Bramba jisai toks malonus, iš tikrųjų tikrai gerai padarytas. Nu ką, maistą? Biški kojas dreb šiaip. Bet tai toks, biški pakėlė toks drrrr. Reikia tikėtis, kad pietus. Nuo 9:30 iki 2:30 yra važinėjama, tada pietai apie valandą ir po to iki 5:30 toliau tęsiamas važiavimas. Dabar varom pakatausim, pažiūrėsim burgeriukus. 10 eurų, kurie jau buvo užsakyti prieš tai. Ar maisto laikas ar ne? Maisto laikas, kaip tik eilės sumažėjo, tai pačiu laiku nusileidau. Va, daliubiški yra, tepaliukai, apsaugėlės, kekuriukai, nuomos apsauga. Maistas. Bulvytės, gerimukas ir abrakadabra. Vietai, sakyčiau, šiuo metu 10. Tikrai skaniai. Bet tokioj vietoj saulė šviečia, bulvytas, burgeriukas, gėrimas, 10 eurų. Nu, žiauriai gerai. Jeigu kas nors būsit čia, visą laiką pasimkit pietus. Įrodymai visi sunaikinta iki pat visų trupinių. Dar pačilinam valandėlę turbūt ir varysim toliau šerti. Mūsų kelionė remiama yra pono dviračio. Visi dviračiai prižiūrimi ir užėjus į poną dviratį visą laiką reikia perduoti linkėjimus tėvukui į geriausią bike shopą Vilniuje. Toks va parkingėlis, čia atvažiuoji, gali gyventi, nereikia susimokėti už vietą, tai tikrai fainiai. Ir tik ulibiškim skauda, šiaip ir sendinu visai reiktų gal ramiau važiuoti. Dar likęs vienas čia šuolis, čia vienas šuoliukas, šitas fullridas ir didžiulis čia jumpas. Nu tikrai labai didelis. Crazy dydis. Toks biški namo dydžio.
Sveiki atvykę į For Riders. Kūrėsi trakai, varom varyti. Važiuojam paieškoti juodos trasos. Nei karto nevažiavom, tai patikrinsim, kaip ten atrodo. Atsargiai yra kažkokių labai stačių vietų, tai reikia pasitikrinti. No? Y ahora al poco de... Opa. Atrodo stačiai, baisokai, bet iš eigos nieko baisaus. Bam, 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 bam. Amortizatoriai dirba, stabdžiai dirba. Bam, 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 bam. Gražiai. Opa. Rock Gardeno. Kur čia per tą akmenį reikia važiuoti per... Op, haldiukas, op. O, čia nemaloniai atrodo. Kas? Leidžiasi. O. Ui. Nu. Hašas kaip visą laiką. Su reikalais. Popti. Prasitartalavom. Pasižiūrėjom, kas ką kaip. Let's send it. Pipt. Yay! Yes! Pagaliau! Yay! Let's go! Iškidomesnis užkilimas, tikiuosi neišplėš manęs. Dulkėse bus pakilimas. Ko trūksta? Skaičiuoju. Pažinėm, važiuok iš visą bendrą vaizdą. Šalmo? Aik, tu turim tai. Aik, tu. Rodo gerą pavyzdį, pažiūrėkit. Stilingai. Pažiūrėkit, geras šalmas. Nu, nežinau. Per žioplumą kažkas paliko šalmą. Kurią trasą lėksi? Downhillą juodą. Nu tai ramiai, galim čia nusileisti. Nu gerai. Opa, plaukai pasišiaušė, šukuosena padaryta. Kamera, ore paskutinė. Okay guys, thank you so much. No worries, dude, I hope you enjoy it. Ačiū, kad buvai šiame video su mumis. Bike parką galima įvertinti būtų, manau, 8. Jeigu esi mažesnio skilso, tai truputėlį gal trūktų vidutinio arba lengvesnių trasų. Tai jeigu turi daug skilso, tikrai yra ką veikti. Į kitą bike parką. Davai. O, paženklintas. Sėkmingai. Gyvi. GG.